Sveiki, čia Kotaro ir būtent nuo praėjusių metų pabaigos aš pradėjau gido darbą, gidavimą ir vedu ekskursijas po Japonijos miestus, kaip po Kyoto, po Osaką, po Tokiją ir net po Japonijos provincijas, kaimus ir taip toliau. Ir tada galite daugiau sužinoti apie Japoniją, apie vietas, kurias tik vietiniai japonai žino. Ir apie kainą. Pagrindiniai tai kainuoja 100 eurų vienam žmogui per dieną. Bet jeigu būsite daugiau nei 3 žmonių grupėje, tada tai kainuos 250 eurų per dieną. Na tada, jeigu norite gido Japonijoje, tada man parašykite asmeniškai žinutės per Instagramą, Facebooką arba net elektroninį paštą. Galite rasti video aprašyme ir aš laukiu jūsų žinutės. Ir per mano gidavimą galite daug daugiau galite sužinoti, pamatyti Japoniją. Ačiū. Na, sveiki, kaip gyvenate, čia Kotaro ir aš tik atvykau į Okinavą. Na, tik prieš 20 minučių aš atskridau ir dabar esu autobusų stotyje. Na, šiandien oras yra toks, neblogas, bet nelabai geras, daug debesų. Dabar šaltas oras ateina į Japoniją ir dabar pagrindinėje saloje yra šalta, bet Okinavoje šiandien iš tikrųjų šilta, nors vėjas yra stiprus. Na, tai dėl to, kad Okinava yra toli nuo pagrindinės salos. Tai šaltas oras beveik nepasiekia Okinavą. Bet šiek tiek yra įtaka. Ten yra autobusų stotis ir iš ten autobusai važinėja į įvairias vietas Okinavoje. Ir aš tik dabar atvykau į Urumos miestą ir čia yra autobusų stotelė ir dar iš čia aš važiuoju į salą. Na, būtent šiandien tai sunkus oras. Apskritai šiandien šilta, bet kai saulė išvysta, tai šiek tiek karšta, bet šiandien vėjas pučia iš šiaurės, tai dėl to šiek tiek vėsu. Nežinau, ar tai šilta, karšta, ar šalta vėsu. Apskritai labai sunku apsirengti. Nežinau, kuo reikia apsirengti šiandien. Čia parduoda keramikas iš šio miesto. Yra paprastai mėlynos keramikos yra. Gražu. Ir atvykau į Hamahiga salą. Ir čia yra autobusų stotelė. Ir tai labai maža sala ir gyvena apie 500 gyventojų. Na, aš tik dabar atvykau, bet jau esu alkanas ir aš sužinojau, kad čia restoranai labai greitai užsidarys, todėl dabar aš einu valgyti. Mačiau, kad restoranas, į kurį norėjau eiti, užsidarys jau 3:30, todėl dabar jau man reikia. Dabar tai po 2 valandos. Daug laiko nėra. Atrodo, kad restoranas yra čia. Labai tradicinis namas čia.
Kaip gražu. Na, galvoju, kad čia yra restoranas, bet tai buvo galerija. Nu, kitoje gatvėje yra. Ir čia yra ženklas, kad ten yra restoranas. Tikrai? Nu, būtent čia yra restoranas, bet rašoma, kad šiandien uždaryta. Kodėl? Na, būtent Google žemėlapyje rašoma, kad šiandien atidaryta, bet čia rašoma, kad šiandien uždaryta. Labai gaila. Šioje saloje yra dar vienas restoranas, bet tai užsidarys 3 valandą, dabar tai jau 2:30 ir šitas restoranas šiek tiek toli iš čia, todėl nespėsiu. Nu ir dar yra viena valgykla. Na, Google žemėlapyje rodo, kad bus atidaryta iki 6, todėl tikiuosi, kad bus atidaryta. Na, bet Google žemėlapis kartais meluoja. Na, bet pirmiausiai aš einu į paplūdimį, o čia yra kažkoks paukštis. Nežinau, ar tai balandis? Turbūt, nežinau. Bet matote? Wow! Kaip gražu! O, ne! Ohoho! Wow! Labai žavu. Kaip matote? Labai gražus vaizdai aplinkui, bet labai stipriai čia pučia vėjai, labai. Ir oras šiandien labai permainingas. Labai stiprus vėjai, tikrai. Na, galite matyti, labai banguotas vanduo. Matote ten baltas, Ir čia yra valgykla. Nu, aš tikiuosi, kad tai yra atidaryta. O čia yra...
Ten yra tiltas ir ši Hamahiga sala jungiasi su kitomis salomis. Ten yra sala pavadinimu Henza ir dar toliau būtent yra 2 arba 3 salos ir ten yra Okinavos sala, tai pagrindinė sala Okinavoje ir su visomis salomis jungiasi tiltais. Na, dėl to labai lengvai, patogiai galima važinėti tarp salų. Na, ten tolumoje yra Okinavos sala ir aš iš ten autobusu važiavau per šitą Henza salą ir šiuo tiltu atvažiavau į Hamahiga salą. Na, ten yra gyvenvietė, kur yra autobusų stotelė. Čia yra salos žemėlapis, na taip atrodo sala, kurioje dabar esu. Čia yra tiltas, todėl esu čia. Nu, dabar esu čia. O aš buvau šioje gyvenvietėje. Ir dar šioje saloje yra 2 gyvenvietės, čia ir ten. Na, bet šiandien man nepavyks ten ateiti, nes šiek tiek yra atstumas ir aš neturiu daug laiko. Na, čia rodo, kiek gyventojų yra kiekvienoje gyvenvietėje. Nu, yra 2 gyvenvietės. 2 gyvenvietės. Na, tai turbūt 1 gyvenvietė. Turbūt. Ir kita tai šita. Ir, na, iš viso yra maždaug 500, bet tai jau duomenys yra sena, labai sena. 1994 metais. Man buvo tada 1 metai. Labai sena duomenys. Ir ten yra apžvalgos aikštė. Labai geras vaizdas. Matote šitą vandens spalvą? Labai mėlyna, graži mėlyna spalva. Labai žavi. Čia yra įėjimas į salą ir čia rodo, kad yra 2 gyvenvietės. Kairėje yra Higa gyvenvietė ir dešinėje kitoje pusėje Hama gyvenvietė. Aš buvau Hamoje. Dabar esu salos kitoje pusėje ir dar ten toliau matoma kita sala pavadinimu Miyagi. Turbūt tai Miyagi. Ir dar 1 sala yra už tos salos pavadinimu Ikei. Ikei sala. Na, bet turbūt nematoma. Ir ten yra Henza sala. O būtent šitas tiltas buvo pastatytas 1997 metais, todėl tai visai neseniai. Ir kai dar nebuvo tiltų, žmonės plaukdavo laivais tarp salų. O būtent aš radau tokią vietą, matote, labai gražu, ar ne? Labai didelis medis. Ir čia yra maldykla. Okinavoje tokia maldykla vadinasi Utaki. Ir tada, manoma, kad medyje arba akmenyje gyvena dievas arba deivės. O čia rašoma apie šitą Utaki. O Okinavoje viduramžiais buvo 3 šalys pačioje saloje. 1 šiaurėje, 2 viduryje ir 3 pietuose.
Ir, dabar esu salos viduryje būtent. O čia rašoma, kad pietinės šalies valdytojas beveik pralaimėjo kovoje ir čia pasislėpė, kad pabėgtų iš priešo. Ir jam tada pasisekė įsigelbėti. Taip rašoma čia. Aš nežinau, kas čia pagarbinamas. Bet turbūt žmonės galvoja, kad šitame medyje yra Dievas turbūt. Yra labai galingas, didelis, įspūdingas, kaip matote. Okinavoje būtent yra tokie medžiai. Pagrindinėje saloje nėra tokio. Tik Okinavoje. Šiandien oras buvo labai permainingas, bet galų gale, daug debesų, bet gražus vakaras. Saulėlydžio nematoma, bet kaip matote, labai gražus oras matote. Šiandien buvo gera diena vis tiek. Dabar man jau reikia išvykti iš šios salos ir sugrįžti į Nahą, kur aš turiu viešbutį. Šioje saloje iki 7 valandos yra 7:27 yra autobusas. Mano autobusas tai 5:27. Čia yra pagrindinė sala ir iš čia aš važiavau iki čia. Ir šis autobusas važiavo ir dar toliau iki paskutinės salos pavadinimu Ikei ir iš ten dar grįžta ir iki pagrindinės salos. O būtent kelionė iš Nahos, kuris yra pagrindinis Okinavos miestas, buvo šiek tiek ilga, beveik 2 valandos. Truko 2 valandas ir atgal irgi 2 valandas. Todėl, jeigu dabar išvykstu iš čia, tai sugrįšiu į Nahą kada? 8, beveik 8 valandą. Todėl, tikrai trunka ilgai. Atvyko. Ir dabar man reikia persėsti į kitą autobusą. Dabar 6 valanda
ir dar ne visiškai tamsu, o Japonijos pagrindinėje saloje, Kiote, Osakoje 6 valandą tai jau tamsu, bet čia yra dėl to, kad tu įsikūrusi vakaruose, dar šviesu truputį. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!